Sveiki, su jumis reporterė Greta. Šiandien laidoje Karjeros diena kalbėsime apie astronauto arba kosmonauto profesiją. Tai žmogus, kuris yra paruoštas pagal specialią programą kosminiams pilotuojančiams skrydžiams. Jis gali būti komandos nariu arba pilotu. Rusijoje žmogus vadinamas kosmonautu, o JAV astronautu. Į kosminės keliones kartais skrenda mokslininkai, kosmoso turistai, dažniausiai profesionalūs astronautai. Šiandien mes turime galimybę susisiekti su tarptautinėje kosmoso stotyje dirbančiu Benu ir jį pakalbinti. Labą dieną! Sveiki, žemiečiai! Ar jūs vienas stotyje? Mes esame šešiesi. Kolegos šiuo metu miega. Kelsimės 8 val. Ryto Greenwicho laiku. Mes miegame miegmaišiuose pritvirtintose prie stoties sienų. Miegoti galime bet kokioje padėtyje. Kiek laiko esate kosmose? Čia gyvename ir dirbame jau 3 savaitę. Kaip ruošitės šiam skrydžiui? Kaip treniravotės išbūti nesvarumo būklėje? Teko šokti parašiutu, skristi naikintuvu, pilotuoti sunkiai valdomą ir didelį lėktuvą nesvarumo būsenoje, daug treniruotis, sveikai gyventi ir maitintis. Koks labiausiai jūs jaudinantis momentas? Tai išėjimas į atvirą kosmosą. Koksgi gyvenimas čia? Kuo maitinatės? Mes valgome viską, ką jūs valgote Žemėje. Pavyzdžiui, kukurūziniai dribsniai, bandelės, geriame kavą, arbatą, vandenį. Produktai būna įpakuoti į hermetinius vakuuminius maišelius. Kokie kosmonautų drabužiai? Drabužiai yra siuvami pagal užsakymą. Mes patys galime pasirinkti jų spalvą, rankovių ilgį. Jie siuvami iš medvilnės. Juos dėvime 8 valandas per parą. Jų neplauname, o jie yra išmetami į specialius kosmose esančius konteinerius. Ką veikiate laisvalaikiu? Kasdieną po 2 valandas sportuojame. Čia turime dviračio treniruoklį, bėgimo takelį. Taip pat žaidžiame šachmatais, grojame gitarą. Darome tai, kas mums malonu. Kartais žiūrime į Žemę. Matome, kaip žmonės teršia savo gamtą, kaip kerta medžius. Man patinka stebėti saulėlydžius. Jie čia vyksta kas 45 minutes. Kartais susisiekime su namiškiais. Kalbamės, kaip jiems sekasi ir panašiai. Papasakokite apie savo išradimus. Mūsų komanda kūrė kosminių laivų rankinio valdymo sistemas. Tyrėme žmonių galimybės valdyti laivą įvairiomis sąlygomis. Su skafandru, be jo, su apkrovomis ir be jų. Kokios kyla grėsmės? Įvairūs pavojai, kai reikia žaibiško komandos sprendimų. Kartais kyla net gaisrai. Grįžkime į jūsų dienas, kai reikėjo apsispręsti, kuo norite būti. Astronautu norėjau tapti jau nuo vaikystės. Mokiausi JAV pajėgų karo akademijoje, teko išmokti pilotuoti lėktuvą. Džiaugiuosi, kad mano svajonė išsipildė. Iš tiesų tai nėra paprasta. Reikia būti ne tik reikiamo ūgio ir svorio, bet ir atkakliam, ryžtingam, protingam, gebančiam spręsti problemas. Ačiū už pokalbį. Sėkmės skrydyje.